pjūklininkai ar harvesteris kirtimo mašina, kai iškerta, jie irgi skaičiuojas kiekvienas savo iškirstus kubus. Traktoristas, operatorius atvažiavęs, kuris traukia mišką, jie matuoja medieną išvežamom priekabom. Plius minus galutinis rezultatas po mano pardavimų turi sutapti su jų paskaičiavimais. Bet dažnais atvejais medienos kiekiai nesutam tada, kada yra parduodama, kaip pavyzdys, ne beržinė malka yra parduodama, o parduodamas yra beržo popiermedis. Produktas yra realiai iš esmės tas pats, tik tai skiriasi koeficientai. Miškovežis, kaip pavyzdys, gali vežti beržinių malkų 30 kubinių metrų, bet to paties tūrio beržinio popiermedžiais veš 25 kubus. Tai 5 kubų jau skirtum. Jeigu daug vežimų iš miško, daug tokių sortimentų, tai kubatūra būna, kad skiriasi net ir 50-70 kubų. Tai reiškia, tas skirtumas reiškia, kad kažkas tiesiog nematavo kiekvieno pagaliuko. Taip. Jeigu nematuota yra, tai reiškia, didelis skirtumai ir gauna. Kas nuo to nukenčia apart tavęs? Ar tai yra tų kirtėjų dar alga plus? Tai vis tiek visi kirtėjai ir traukėjai gauna už padarytą atliktą darbą. Už konkrečiai ištrauktos ar iškirtos medienos kubą. Tai viskas priklauso ir nuo mūsų pardavimų, kaip mes parduodame. Tie patys yra rangovai, mato, kad pas mane, kaip pavyzdys, medienos skirtumų nėra. Kiek jie iškirto, tiek mes ir randam, kiek jie ištraukė, tiek mes irgi randam. O pas kitus, pavyzdžiui, kam jie atlieka paslaugas, tai būna trūkumai.